Vaike, klausyk, labai norėčiau šitą paimti, galiu? Imk, nieko nesakai, tai paimsi. Gerai, ačiū tau labai. Labas, Jurgita. Sekasi? Gerai, dėliuojas darbas. Aha. Gerai, taip, žinai, galvoju, truputėlį man reikia kompiuterio tavo. Galiu paimti? Kompiuterio? Aha. Mano? Taip. Nu, gerai. Gerai? Gerai. Gerai, ačiū. Labas, Viktorija, labas. Jau ką veiki? Nieko truputėlį dirbu, reikia padaryti skubiai tą Truputėlį paimsiu, čia, ką man reikia. Paimsiu žirklės, markerį paimsiu ir šitą paimsiu. Ačiū, Vika. Aha. Pusė, ne. Diena? Aha, labas. Žiūrėk, save rodyt? Jo. Ką jį paėmė iš tavęs? Žinok, nieko nesupratau, atėjo, atidarė stalčių ir pasiėmė savo kažką. Aš net nesupratau, ką. Pasakė ačiū ir išėjo. Pas mane kompiuterį paėmė. O tai kaip čia ta prasme, kaip čia suprast? Jis atėjo, sako, galiu pasiimti ir aš nieko nepasakiau, nu man... O manęs net nepaklausė, ar galiu. Tiesiog atidarė stalčių ir pasiėmė. Tai reiškia, mes irgi galime eiti ir imti jos daiktus be reikalo. Visas mokytojas nuėjo aiškintis pas Editą, kodėl jinai paėmė daiktus, ką jinai norėjo to pasakyti. O Edita sako, pasižiūrėkite į mokinių elgesį pertraukų metu. Jie nusirašo namų darbus. Ar tai ne tas pats, kaip imti kito daiktą? Greičiausiai mes nemokame tiesiog pasakyti ne. Vadinasi, turime skatinti mokinių akademinį sąžiningumą. Ir čia kilo idėja. Kartu su mokiniais sukūrėme akademinio sąžiningumo medį, kur mokiniai ant lapų surašė savo mintis. Būsiu atsakingas, man rūpi, mokysiuos pasakyti ne, stengsiuos neduoti nusirašyti savo namų darbų. Mūsų idėja yra akademinio sąžiningumo augimo pradžia mokykloje.